Taigi, pirma vasaros diena ir 3 draugai susirinko aptarti vasaros planų. Sveikas. O, pagaliau atėjai. Sveikas, sveikas, sės. Kur taip užtrukai tu? Draugiai reikėjo padėti. Ai, vis tai draugiai. Ta pati dar. Ta pati. Bet nesvarbu, tu draugai. Kaip tau vasara? Neturiu dar jokių planų, nesu apsisprendęs. Ai, tai gal Nu, šį karočią, jo, Petrai, palaukit, o persimintus į tą, jo, labas, mua. Sveikas, mua. O, klausykit, važiavau. O, kaip aš pavargau. Tu suprantat, aš kaip visada galvojau važiuoti taksi, po to nusprendžiau, ne, gal per brangų pasiėmiau, žinai, pasigau truliką, nu ne truliką, ten tą mikrušką, žinai, kaip sako. Ką žinau, bet susistabdžiau, gal tu, žinai, važiuok, aš gal palauksiu truliko. Ta prasme, nu ir vėl per daug šneku. Kodėl tu vėluoji? Ta prasme, o kodėl tu visada nori būti laiku? Man tai neįdomu. Mes susitarėm 5 valandą, tai ir būkim čia 5 valandą. Ta prasme, pedikiūras, manikiūras. Gerai, pradedam. Ta prasme, pradedam gerai, Hebra, nu tai ką, kiekvieną vasarą galvojam kažkur važiuoti. Tai ką šį kartą darom, ką? Aš turiu jūsų nuostabų pasiūlymą. Aš įsivaizduoju. Mano pasiūlymas yra toks, nu, jūs nepatikėsit. Šiais metais prieš pat vasarą radau nuostabius vokiečių kalbos kursus Vokietijoje. Geriausias mokytojas, kuris tai gali būti. Mes ten nuvažiuosim, 3 mėnesius pasimokysim, kiekvieną dieną po 4 valandas grynos vokiečių kalbos. Ir išvažiavę kalbėsim vokiškai. Argi ne puiku? Nich. Nesu tikras. Vokiečių kalba. 3 mėnesiai puikių kursų. Kodėl tu visada gadini man vasaros atostogų planus? O ką tu sugalvojai? Aš tai ką žinau, nu, ta prasme, Kambodžą, Ugandą, ką žinau, kažkur varyt, žinai, tai fainai. Kur? Ta prasme, nu, tai. O tu apskaičiavai, kiek tai tau kainuos? Ką skaičiavau? Kur tu važiuosi? Ta prasme, ką reikia skaičiuoti, nueini į agentūrą, sumoki pinigus ir sakai, aš noriu ten. O ko tau reikia? Kaip tai ko reikia? Nu, batelių, maudonuko, dar ko. Kaip tu taip gali nieko neplanuoti ir nieko negalvoti? Ta prasme, tai aš susiplanavau, ką nusipirksiu, nusivešiu. O ką tu klausyk, Liurbi? Dar su tą pačią bobą negaliu. Varai ar ne su mum kartu? O tu pamastyk dar. Nesu tikras, man reikėtų pasitarti. Ir vėl, bliamuškai, man tas bobas neįnas, tai draugas neprišviliau. Žinot ką, atsibodo. Aš tai va, kročiu nueinu, nusiperku Kambodžą, Ugandą, man visiškai neįdomu. Jeigu ką, paskambinkit. Pagaliau tu pailiai išėjo. Gerai, žiūrėk. Aš to likiu, bet į Vokietiją tai važiuojam. Nesu tikras. Prankioji. Važiuojam Vokietiją? Ne? Apmaudu. 3 gyvi draugai nesusitarė dėl bendrų atostogų. Taip, mano kursai Štrasė 1, o į priekį 10. Gerai, einam čia žemėlapis, rodo į kairę. Gerai. Ne į kairę, į dešinę. Gerai, dešinė. Pala. Pardėšti kur. Ai, va! Ką? Uždarė. Mano visą vasarą tokie... Ką man dabar daryti? Aš taigi... Ką aš darysiu šią vasarą? Nieko nežinau. Ką daryti? Lemba. O. Kviečiame į alaus mugę. Turiu pusvalandį, galiu ten nuvažiuoti, truputėlį pabūsiu. Gal... Velniok tos masės. Einam, gerai. Oh, Champs-Élysées, para. Oh, Champs-Élysées. Nuostabios atostogos. Viskas puiku, ne? Aš tau taip dėkingas, kad tu viskas organizavai. Visą šią kelionę. Nuostabus Paryžius. Gal užsisakom valgyt? Deja, puikų restoraną išrinkai. Aha, tai visur. Tai ką valgysi, gal užkas? Gal tu galėtum... Ne, aš nežinau, viršūnę, aš tau turiu išrinkti kojines, tualetinį po... Ne, žinok, taip ne, taip negali būti viskas. Man atrodo, šitą kelionę viską jau galutinai, žinok, įrodė. Tu neįdėjai nė lašo, ta prasme, pastangų, nė lašelį. Gal pykstai.
Ta prasme, aš nebegaliu daugiau spręsti už 2 gyvenimus. Nebegaliu viskas. Mano gyva. Turiu kažką daryti. Ką daryti? Padarysiu tai. Prašau. Būk mano žmona. Tai pats stipriausias sprendimas, kurį aš galiu padaryti dabar. Nu, aha, mama, nu, supranti, pamiršau insurance, nu, ten tą draudimą, kur sako, į užsienį, ką žinau, ko ten reikėjo, pasiėmėm audomuką, nu, bet dabar supranti, praleidau visus pinigus, nes kardinčiau kažkokią babaiką, kažkokoją, ir dar kažkokiais plėmais raudonais išmėtai, nesuprantu, kas vyksta ir neturiu pinigų, kaip grįžti, supranti. Nu kaip tai, kaip aš neatsakinga, nu jo, gal ir neatsakingai, nu supranti, aš taip, aš pasimokysiu šį kartą tikrai prisiekiu. Nevežk taip man, jis nieko apskritai supranti, nesupranta. Aha, man, jeigu galėčiau pinigų, nu, grįšiu, bet nu. Paskutinė vasaros diena. Draugai vėl susitinka tame pačiame, toj pačiai kavinėje. Jo. Sveikas! O, sveiki! O, labas! Wow, laiku visi, ne? Labas, Taip, pirmą kartą. Nu. Irgi ne kaip netikėtai. Nu, kaip netikėtai, supranti, kad turėjau tokių gyvenimo pamokų, kaip sako, mėnesį kambatai, patostogavau lovai. Ai, tai čia vėl tavo Neblogai buvo buvo. spontaniškumas. Gerai, gėda, kaip sako, pasimokiau šį kartą, žinokit, hebrematą turiu, susiorganizavau jums sutikimą ir laiku atėjau, pasiėmiau taksį iš karto, kad nevėluosiu. Na, žinai, pasakysiu, ir aš nesu tobulas. Nu? Mano tie visi planai, tie logiški sprendimai kartais tikrai nėra į naudą. Nuvažiavau į Vokietiją, kurso nėra. Vos neapsiverkiau. O Dieve, aš įsivaizduoju. Bet aš gi ne toks, kad pasimeščiau. Pamačiau skelbimą į alų šventę ir iškart nudūmiau. Tai buvo smagu pirmą kartą priimti tokį spontanišką sprendimą. Ačiū. Ir mergina tokia graži, žinok, spontaniški sprendimai kartais labai puikiai. Super, o kaip tau klausyk, nu, ten su ta mergina? Pavargo jinai nuo manęs. Negalima. Spręsti viską už mane ir nepatikėsi, jinai jau nebe mergina, o mano sužadėtinė. Padariau pagaliau pirmą vyrišką tikrą sprendimą. O, klausyk, va čia taip gėrė. Va čia. Ką jūs priėmė, aš tau neatlaikė šitas vasaros atostogas, ką išmokom? Pasirinkimų galimybė gali tiek išlaisvinti, tiek apriboti žmogaus potencialą. Kas lemia jūsų pasirinkimą? Wow!